Alio. Kas čia darosi ir kažkas darosi su tavo kojomis, ne? Tai būtinai man parašyk komentaruose vieną. Jeigu tu manai, kad pavasaris jau įsibėgėjo ir reikia kažkaip gelbėti save nuo vabzdžių, įkandimų ir taip toliau, parašyk man būtinai komentaruose 2. Ir kol aš čia taip sklaidaus, iš mano rankų iškrito vienas produktas, bet apie jį vėliau. Šiandieną penktadienis, tokia graži diena, kažkaip visą savaitę žiūriu savo prisiminimus, ką aš ten esu įkėlusi anksčiau ir taip toliau. Ir visą laiką jau filmuojuosi gamtoje. O iki šiandienos aš negalėjau išeiti normaliai į gamtą, nes buvau sakius, kad kažkoks bacilas mane užpuolė, bet aš jau pagijau. Tai šiandieną džiaugiuosi ir rodau jums, koks gražus yra oras. Pasaka, ateina pagaliau grynas tikras pavasaris. Na, o su grynu tikru pavasariu aš noriu jums pristatyti šios savaitės karalių ir karalienę. Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad šią savaitę, labas Ramune, kad šią savaitę jūs, gerbėmieji, labiausiai pirkote, gerėjotės ir galbūt jau pradėjote naudoti, tai fitogelį Slavitona. Dar norėjau paimti dėžutę ir parodyti, kaip atrodo jisai įpakuotas, bet dėja šiandieną išsiunčiau jau jums patį paskutinį. Kas jisai toks? Ogi gelis skirtas pavargusioms, tinstančioms kojoms, kuriuose matosi kapiliarai, kuriuose matosi kraujagyslės ryškėjančios, ar ne? Nes būtent šis gelis, šio gelio sudėtis yra skirta tam, kad sutvarkytų mūsų visas bėdas su kraujagyslėm. Gelis yra 92% natūralus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia yra virš 50 natūralių ingredientų, kurie kovoja su mūsų kojų pavargimu. Kovoja, kad mūsų kojos netintų, ar ne? Ypatingai geras dalykas, jeigu jūs pareinat iš sunkios darbo dienos, ar ne? Galbūt iš po gero baliaus, ar ne? Ir būna tas toksai momentas, kai kojos jaučiasi labai pavargusios, ar ne? Atrodo, ten viskas dega, atrodo, norisi miegoti, bet neina, nes dega kojos, ar ne? Tai va, pirma pagalba jūsų pavargusioms kojoms, tai yra gelis Slavitonas. Ir truputėlį, aš dar jo truputėlį turiu. Va, ir jisai toksai yra labai fainos konsistencijos. Nu taigi dar turiu biškiuką aš tavęs, va. Permatomas toksai geliukas, jis labai lengvai įsitrina į odą. Labai lengvai. Ir kaip man patinka jo kvapas, nes jis yra toksai ir žolelėm kvepia, ir kažkokio tokio malonaus, tokio natūralaus kvapo turi. Nu ir aišku, mes jį labai gerai įtrinam į kojas, ar ne, nes kojos pavargusios. Ir tada jaučiam, kaip mūsų kojos pradeda vėsti. Dingsta tas visas deginimas, dingsta pavargimas. 10 minučių ir jūs užmiegat, nes jums nebeskauda kojos. O jeigu dar turite tokią problemą kaip, ar ne, venos, išryškėjančios ten kapiliarai, ar ne, ant kojų, gal jau net ne kapiliarai, o kraujagyslės matosi, ar ne, tai būtinai tą geliuką reiktų naudoti kiekvieną vakarą ir netgi rytą, nes jisai labai stiprina kraujagyslių sieneles, neleidžia kraujui, sukrešėti, ar ne, ir ten daryti tas visas iškiliasias tas kraujagyslės, ar ne, ir taip toliau. Tai šis geliukas yra numeris 1 tokioms jūsų bėdelėms. Na, tai ir sakau, kad nebereikalo šią savaitę jūs daugiausiai pas mane jo ir užsisakėte, nesgi pavasaris, visi norime pasitikti jį su labai sveikom kojytėm. Na ir antras karalius šią savaitę. Nežinau, ar dėl to, kad jam yra akcija, labai faina, ar dėl to, kad jūs tikrai jau esate jį išmėginę, tai yra žolelių tepalas talismanas. Jeigu jūs turite mažų vaikų, nebūtinai mažų, aš ir pati naudoju, ar ne? Ir dabar ateina pavasaris, jau vasara, vis tiek pasitaiko, kad koks kvabalas įkando, uodas įkando, nusideginai kažkur šlašlykus bekepdamas, ar dar kažkas, nusibrozdinai kelieną. Tai žinokit, šis tepaliukas turi būti kiekvienoj vaistiniai, jūsų vaistinėliai.
kiekvienoje rankinėje, netgi piniginėje, jeigu jis yra mažas. Važiuojate prie jūros, nevažiuokite prie jūros be talismano, nes ten irgi yra širšių, bičių ir taip toliau. Netgi ką aš pati esu išmėginusi, mes buvom vienoje sodyboje ir buvo labai labai daug uodų, tai nežinau, kaip nuo jų gintis, tai šitą talismaniuką aš tiesiog pasitepiau po trupučiuką, man nebekanda uodai, o kvapas, jis yra permatomas, va, matot, visiškai permatomas, ar ne? Jeigu jūs vaistinėse kažkur perkate nuo tų vabalų įkandimų ir tepate vaikams, tai žinokit, mano draugės pažįstamos giminaitės sakė, kad geresnio tepalo nesam turėjusios. Tai va, jis yra permatomas, 100% natūralus, kvepia žolelėmis, yra saugus ir kas, pavyzdžiui, jeigu jūs esate, va, irgi sutikau tokių žmonių, kurie turi alergiją būtent kvapikliams, ar ne? Tai šiame tepale kvapiklių visiškai nėra. Jūs galite jį naudoti labai saugiai. Ir man Ramonė rašo, jau tai perkamiausias, o po to aš labai labai tikiuosi, nes tikrai labai labai geras tepalas ir aš labai noriu pagelbėti žmonėms, kad jūs vasarą pasitiktumėte su džiaugsmu, nesutinusiom kojom, gražiom kojom, nepavargusiom kojom, sveikom kojom ir taip toliau. Ir kad nebijotumėte eiti į gamtą, nes turite tikrai stebuklingą tepalą talismaną. Beje, talismanas, nežinau, kiek mes jo užteksime, nes dabar yra perkamumas jo labai labai didelis. Šiai dienai aš dar berods 20 turiu. Ir nežinau, kada gausiu vėl, taip kad paskubėkite. Labas Vaida, labas, smagu, kad tu čia esi. Na ir, kaip bebūtų, bet karalius, niekaip nekrenta jisai iš tų pirmųjų vietų. Tai būtent avies placentos visa linija. Tai yra veido kremai, drėkinamasis, maitinamasis, veido tonikas, veido pilingas, paakių kremas, ar ne? Tai visa šita linija su avies placenta. Niekaip nekrenta iš topų. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad jinai yra tikrai mėgiama, žmonėms jinai tinka ar nepatinka, todėl taip ir yra perkama. Ramonėlio šito gėrio kažkiek reikės palaukti. Kas dar turi likučius, gali džiaugtis, nes šiuo metu jo nėra net logistikoje. Maivikis, jo. Tai va, aš dar 20 turiu, tai nežinau, gal savo kokius 5 iš karto pasilieku, arba gal 10, tai jums lieka tik tai 10. Tai pirmieji 10 tikrai suspėsite įsigyti natūralų, tikrą tepalą, kuris jūs apsaugos. Ir ne tik nuo vabzdžių įkandimų. Nusideginote. Tepkit, aišku, atšaldykit, bet tepkit talismaną. Mėlynę turit, tepkit slavitoną arba talismaną. Tos žolelės esančios jų viduje išskaido tą susidariusių kraują, ar ne, nes mėlynė tai yra kažkoks sumušimas ir ten kraujas biškį susidaro, tai jį išskaido, jisai greičiau pradingsta, ne taip skauda, estetinis vaizdas sugrįžta ir taip toliau. Tai va. Na ir žinoma, veidukui niekaip mes negalima, ypatingai dabar, kai jau pradeda šviesti, ir ne tik dabar jau vasario mėnesį, ar ne, tas saulutė pas mus šviečia, Jėzau, ranką pradėjo vėsinti talismaną, tas slavitonas. Veiduko oda mes turime visada pasirūpinti nuo ryto ir iki vakaro, ir nuo vakaro iki ryto. Tai jeigu jūs esate išmėginę šitą kremuką, tai žinote, ką tai reiškia. Jeigu jūs nesate išmėginę kremuką, tai galite man parašyti ir aš jums parinksiu patį tinkamiausią. O visus šios produktus, karalius, ir ne tik visus karalius, bet visus kitus produktus, kurių mes turime virš 800, jūs paprastai labai galite įsigyti užsukę į mano elektroninę parduotuvę TND brūkšnelis produktai, matote va čia eilutė pačioje, ne, Rasa TND brūkšnelis produktai, ir ten išsirinksite savo mėgstamiausią. Jeigu nenorite eiti į parduotuvę, galite rašyti žinutę man. Arba tiesiog komentarą, noriu talismano, noriu slavitono. Pirmi 10 talismaną tikrai gaus. Toliau nežinau. Taip, kad dabar rašyk ir gauk puikiausią karalių. Ačiū Jums už dėmesį ir iki kitų pasimatymų. Ate.